Labas visiems, kas jungiatės, palauksiu dar kelias sekundės, kol žmonės susirinks. Šiandien padarysiu trumpą, bet labai efektyvę energijos treniruotę. Tiks ir pradedančiam, ir pažengusiam, kiekvienam pagal savo lygį. Nusprendžiau pradėti tokias gyvas treniruotės online. Patikslinsiu, treniruotės, sveikatingumo treniruotės namų sąlygom. Nes matau, kad daug žmonių pastrigę, pavargę, trūksta energijos, motyvacijos. Toks buvau ir aš. Trumpai apie mane: sporte daug metų, bėgimas, koviniai menai, funkcinės treniruotės, regbis, sveikatingumas. Pats irgi esu turėjęs sunkių etapų: streso, energijos kritimų, depresija, sveikatos sutrikimų. Todėl žinau, ką reiškia save vėl susirinkti iš naujo. Šiandien ką padarysim, trumpą 30 minučių treniruotę, į kurią įeis apšilimas, po to high intensive training, aukšto intensyvumo dalis ir atpalaidavimo pratimai. Žodžiu, nieko nelaukiant, turbūt ir pradėkim. Pradėsim nuo viršaus ir eisim į apačią. Pasukimai į šonus kaklui. Darom po 5 kartus į kiekvieną pusę. Po to lanku prasieinam. Pečiai. Irgi po 5 kartus pirmin, atgal, greitai, neskubant. Komentarų nematau, nes šiek tiek toli telefonai, darau per 2 telefonus transliaciją, per TikToką ir Facebooką. Tai atrašysiu, po to atsakysiu tiksliau ir atrašysiu. Kaip ir minėjau, prieš tai padarom lengvą apšilimą ir eisim į kitą dalį. Kažkas sportuoja su manim kartu, ar ne? Yra žmonių. Kas sportuoja, tas sportuojam, kas nesportuoja, tas eikit miegoti. Ką toliau, kojytės prasukam. Turbūt gerai girdisi, ne? Kas nors kažką parašykit.
Ar iš vis nieko nesigirdi? Nes matau žmonių, tai renkas. Pratimų neaiškinsiu visų, kas ką atlieka, už ką kas atsakingas. Tai darau asmeniniai sesijoje arba grupinėse treniruotėse. Primenu dar, kad čia profilį darau vieną kartą, gal po vieną kartą į mėnesį padarys maksimum, kas norit junkitės yra grupė sukurta energijos praktikos Aurimas Freeman. Arba po šitos treniruotės parašykit, pridėsiu jūs. Sušilau šiek tiek. Gerai, kojytės dabar dar pramankštinam, labai gerai apšyla kūnas ir prasitempia tuo pačiu. Ir žodžiu, bus spyrė į viršų. Tik atsargiai, kad nepraslystumėt ir nesusižeistumėt, po to bus ant mano atsakomybės. Gerai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prasukam biškį pėdas. Po 10 kartų į vieną pusę, po 10 kartų į kitą pusę. Kažkas paspaudė laiką. Junkitės, kas pavėlavot, nieko tokio, padarysim tą mankštą kartu. Aš belaukdamas, kada prasidės transliacija, net spėjau ir pavargti. Okay, dar šiek tiek porą pratimų ir eisim į rimtesnę dalį. Dar vienas geras yra, iš tikrųjų praleidau prie to pačio. Gerai, nieko nelaukia, einam prie rimtesnės dalies. Dar galim padaryti vieną lengvą prabėgimą vietoj, kad geriau iššiltų kūnas. Taip gali net visą krosą prasibėgti, kai lyja laukia. Dar rankytės galim pamušinėti. Jeigu palei techniką, tai būtų kryžminė ranka su kryžminė koja. Koja į priekį, ranka į priekį irgi. Taip pat ir su kita. Nebūtina, aišku, tos technikos apšilimui.
Ne boksų treniruotė čia. Bet apšilimui tai pats tas. Gerai. Judam toliau. Ką prasideda dabar? Aukšto intensyvumo treniruotė. Visos treniruotės dalis apie 10-15 minučių. Pirmas pratimas bus burpės. Lietuviškai net nežinau, turbūt kaip vadinas. Pašokimai su plojimu. Nusileidi, padarai atsispaudimą. Kiekvienas palei savo lygį darom. Jeigu per sunku, tai nedarai atsispaudimo. Jeigu lengva, tai darai su atsispaudimu. Žodžiu, jeigu dar yra per lengva, tai pašokęs dar pašoki aukščiau. Žodžiu, pradedam. Parodysiu, kaip daryti kelis variantus iš pradžių ir prasidėsiu treniruotę. Gerai, vienas iš variantų yra va toks. Kam yra sunkiau? Tiesiog va iki tokios padėties ir viskas. Pareini atgal, pašoki. Atremi rankas, ištiesi kojas, pareini atgal, pašoki. Čia kam yra, pavyzdžiui, ar su sąnariais, ar su raumenim šiek tiek kažkokių reikalų, tas atsispaudimų gal iš pradžių nedarykit. Tiesiog pasibandykit, aišku, kaip norit, palei save, palei savo lygį. Žodžiu, rimtesnis variantas būtų va toks. Va toks su pašokimu ir su pilnu atsipaudimu. Jeigu dar rimtesnis būtų va šitoks. Gerai, aš darysiu vidutinį. Tai ką pradedam, kas judat, tas judat. Apie nuo 10 iki 15 kartų padarom šitą, 3 ratai bus. Šitą įeis dar į treniruotės dalį tiksliau. Atsilinkimai ir dar pritūpimai. 3 pratimai, padarom 2-3 ratus ir eisim link atpalaidavimo dalies. Šiandien tik tokia lengva pradinė pirmą treniruotę susipažinimo. Gerai, pradedam. Padarausim šitą reikalą. Man užteks, kas nori dar gali padaryti iki 3 kartų. Maksimum daugiau nedarykit. Šitas pratimas yra vienas iš geriausių pratimų visam kūnui. Dirba daug raumenų grupių, beveik visos. Galima daryti bet kur lauke, namuose, salėj. Čia yra aukšto intensyvumo treniruotės dalis, tai jį yra daroma gana intensyviai. Kiekvienas, kaip ir minėjau, palei savo lygį. Nepersistengkit, o kas pažengęs, tas galite ir stipriau pavaryti, aišku. Kas yra susidūrę su tokiom treniruotėm. Ilgai neilsėsim. Kitas pratimas bus atsilinkimai. Angliškai dead bug. Lietuviškai miręs vabalas. Šiek tiek paaiškinsiu šitą pratimą. Atsigulam ant nugaros. Tikiuosi matos visiems pala. Viskas gerai. Pagrindinis niuansas, nugaros apatinė dalis turi būti prilipus prie žemės. Ir priešinga ranka, priešinga koja dirbs
pailsiu, gali daryti iš paskos. Nieko sudėtingo, bet labai efektyvus ir ypač pradedantiems pratimas. Per TikToką jau matau nebesimato, nes kamera per žemai ar per aukštai. La, pažiūrim, nuleidžiam. Jama, prisidirbau čia. Neblogai. Nu, žodžiu. Gal kažkiek matysis. Gerai, judam. Atsilenkimai. Tikiuosi gerai matys. Priešinga koja, priešinga ranka. Įsitėsia iki galo, susitraukia, iškart kitą eina. Po 20 kartų darom. Nugaros nepaleidžiam, nugarą prilipus prie žemės, apatinė dalis ypatingai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kas nori daryti toliau? Kas norit? Stojamės. Tą galime patraukti šiek tiek į šalį. Dabar eis paprasčiausi pritupimai. Ilgai neilsėsim. Galima sakyti vos ne iš karto ir darom. Pritupimus darysim. Du pagrindiniai niuansai yra svarbiausi. Iš kulnų eina jėga, nugara tiesiai. Neperkumpęs ir neišsirietęs. Kas nepadarot, iš karto parodau paprastą variantą. Kas nepadarot pritupimų paprastų, 5 laipsnių kampas. Stovit atsirėmę į sieną. Man to nereikia. Šiandien svorių nejungsim. Tiesiog su savo kūno svoriu viskas eina. Gerai, judam. Darom nuo 10 iki 15 kartų. Kas norit giliau įsėdat, kas norit žemiau. Keturi, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nusileidžiam lėčiau, iki 4 galima skaičiuoti, jeigu nori. Vos dar efektyviau. Pakylam greitai. Gerai bus. Pritupimus iš viso galima per visą dieną daryti iš kelių kartų. Jeigu sėdimą darbą dirbi, tai iš viso yra gerai padaryti pritupimų net kelis kartus per dieną. Nu ką, toliau veis vėl burpės. Arba 2 arba 3 ratai šiandien bus. Kaip matau, labai daug žmonių prisijungė. Facebook'e 3, o TikTok'e iš viso keli irgi ar 2 ar 3. Nieko tokio. Dar geriau, man ramiau. Gerai, darom burpės, viskas. Užtek žaisti. Kaip ir minėjau, kiekvienas pagal savo lygį. Mano ištikimiausias sekėjas vienas prisijungęs, kaip ir visą laiką visur. Gerai. Pradedam. 2, 3, 4, 5,
8, 9. 10 man užteks. Jūs galite daryti daugiau. Kaip norit. Tokių treniruočių nedaugiau kaip būtent aukšto intensyvumo, ką aš dabar darau. Nedaugiau kaip 3 į savaitę. Su jom aktyvinė viską. Ir riebalų deginimą, ir jėgą ištvermę. O, greičiau. Biškutį. O, zdarau. Šok čia, laipsnį. Puligos esu neišęs šiandien greičiau. Pats žino, ką būna. Čia kasdieną bus tai. Ne, kasdieną čia bus. Čia vieną kartą į mėnesį dabar padarau. Ir visi, kas nori, eina į uždarą grupę Facebooko energijos praktikos. Būčiau net nematęs komentarų iš tikrųjų, nes per sportą gerai ir matos, ai va. Nu davai, judam toliau. Atsilinkimai. Kaip ir minėjau, nugarą įsiglūdus prie žemės, tiksliau nugaros apačia. Paskutinį pratimą padarom šitai serijai ir eisim prie kitos dalies. Tai nieko nelaukiam, darom pritupimus. Kaip ir minėjau, jėga eina iš kulnų, nugarą tiesiai, ne iš sirietus, ne perkumpus. Man jau gerai yra iš tikrųjų. Давай, идем. Все, aukšto intensyvumo dalis baigėsi. Gali daryti ir 3 ratus, ir 4 ratus, nėra problemų. Gali dar dadėti pritupimo, nepritupimo pratimų. Čia taip lengvas toks parodimas, kaip galima namų sąlygom pasidaryti treniruotę be jokio inventoriaus. Ką judėsim dabar? Atpalaidavimo dalis, proto ramybė ir limfos aktyvavimas. Pirmas pratimas. Yra žiūrinčių, yra ir čia. Gerai, viskas yra, viskas pagal planą. Всё, kaip ir minėjau, atpalaidavimo pratimai. Pirmas pratimas Zen svingas, bus mostai rankų į šalis, 7-5% nuo vienos kojos, 7-5% nuo vienos kojos
jėgą naudosim. Šiaip su viso kūnu sibuoju. Darysim kokias 3 minutės šitą reikalą. Čia yra ramybėj proto. Lemba aš jau padusęs. Kiek tų valandų yra? Jau kaip ir turėjau baigti beveik mano treniruotę. 2 minutės va tų padarom. Ir duosiu dar porą pratimų ir eisime pabaigą. Lengvas apšilimas šiandien toks ir ko ir užtenka iš tikrųjų. Gerai, viskas, pradedam. Galite užsimerkti, iš tikrųjų geriau įsijaučia šitas visas pratimas. Kaip ir minėjau, 75% nuo kojų jėgos naudojim. Kažkas turbūt bus net nematęs tokių bairių. Ką aš čia darau? Skraido tas. Šis išprotėjo. Nu toks ir esu iš tikrųjų. Nieko čia keista. Gerai, judam. Šitą pratimą gali daryti kelis kartus per dieną, jeigu tik pradeda važiuoti stogas, pavyzdžiui. Ar šiaip kokios mintis yra ne pačios geriausios. Užsimerki, atsistoji, žiūri, kad nenusidaužytum rankų ir judi. 10 metų atgal aš jau šitos dalykus pradėjau studijuoti. Lietuviškai net nežinau, kaip jis vadinasi, šiaip yra Zen Swing. Galite įsivesti, YouTube visur pilna yra, dabar ypač populiaru yra dabar ant bangos iš vis tie pratimai. Čia limfos aktyvavimas, visas kūnas ir net riebalų degimo viskam, iš tikrųjų. Aš jau užmiršau net, kad laivą darau. Dar šiek tiek skaičiuojam iki kokio 3-3 ir baigsim. Paduosiu dar vieną gerą. Parašykit po to kas nors, ar darėt esat šitą pratimą, ar matė kažkur esat šitą pratimą susipažinę ir kaip jautėtės darydami jį. Yra jų visokių variacijų, dabar aš čia paprasčiausiai rodau. Ir aplamai šitų pratimų yra daugybė. Duosiu tik tais 2-3 ir bus gerai šiam kartui. Kas norit, kaip ir minėjau, galite ateiti į asmeninę sesiją, tiek online, tiek gyvai. Gerai, bus. Vandenuko yra dar ar nėra? Yra dar lašas. Ką dabar šokam iš kėdų? Kas su batais, kas be batų tas. Man dar geriau. Irgi limfos aktyvavimas ir visi kiti nesiplėsiu. Iš tikrųjų paaiškinu apie šios dalykus plačiau asmeniškai, kas ateina. Komentarai geriausiai yra tik tokie iš tikrųjų. Jau dabar pradedam nuo pėdų. Daužimas visur yra, bet aišku ne per smurkus.
Čia dėmesį turėčiau tik tokią patrauk daugiau, nes čia neeiliniai pratimai. Galvą praseinam. Ypač galvą gerai. Dar vieną duodu ir užteks šiam kartui paskutinis. Šitas yra vienas iš geriausių. Šokinėjimas ant kulnų. Nepasakojus irgi, už ką jis atsakingas ir taip toliau. Faktas, kad limfa aktyvuojasi. Gali daryti iki 10 minučių šitą reikalą laukia, ypač gerai prie kojom ant žemės. Gerai bus, užteks iš tikrųjų, kiek čia yra jau pusę valandos, lygiai 3 minutės. Mano skaičius. Ką norėjau paminėti dar. Na, čia buvo dalis treniruotės iš tikrųjų. Nu, šiaip užtenkama, iš tikrųjų, pačiai pradžioje čia yra idealiai viskas. Bet asmeniškai, kas ateina, duodu daugiau informacijos, visko daugiau, kaip sakant. Jei patiko, gali pasiekti profilį, parašyti man asmeniškai, arba tiesiog gali eiti iš karto į uždarą grupę, prisijungti. Energijos praktikos. Ten duosiu daugiau informacijos ir daugiau pratimų ir daugiau visko. Galima ateiti su manim asmeninę sesiją pasidaryti, tiek gyvai, tiek online. Ką norėjau dar paminėti, šitos visas treniruotės yra vienas iš instrumentų, vienas iš tų dalykų, kas man padėjo susigrąžinti sveikatą. Ypač tie Zen Swing visi limfos aktyvavimui, kur darėm paskutinioje daly. Kaip ir minėjau, anksčiau turėjau problemų su sveikata rimtų, o buvo net daktarai diagnozavę artritų pirmus požymius, turiu net išrašus iš daktarų. Tai tas buvo prieš kokius gal 7 metus. Nu ir ką? Viskas yra išspręsta. Sveikatingumo keliu, jeigu eini. Rašyt noriu arba tiesiog ateik, pasiek profilį ir nori daugiau. Padarysim asmeniškai. Iki. Kaip čia dabar atsijungti? Baigti, va.